jau prasideda kiaulpienių žydėjimas. Kiaulpienių žiedų naudojimas labai daug kur galima naudojam. Salotose, į kokteilius dedam, galima tiesiog valgyti. Žiedukus būna tiesiog į kiaušinį plakinį, įdeda kaip karbonatus valgo. Asmeniškai bandęs gan skanus dalykas. Vaikam ypač patinka. Į žiedukus galima džiovinti, bet jie pūkus paleidžia. Bet jeigu kas nori labai įdomaus spalvos turėti, tai pačius šitus geltonus tik tai nukarpyti. Pagražinti arbatas. Šaunus dalykas. Dar daro gyras. Šiuo metu galima daryti gyrą. Gyros receptas labai paprastas. Kokius 300-400 gramų žiedų ant 3 litrinio stiklainio, nuo 3 iki 5 šaukštų medaus, pastatyti šiltai, kad pradėtų rūgti. Ir kada po dienos kitos pradeda rūgti, pagal skonį ragaujat, kokias saldumo norite. Ir turite natūralų naminį pienių gyrą. Jeigu gyra tampa tokios kisieliaus formos, tai reiškia papuolė bakterija. Tokio vartoti negalima. Reikia išpilti. Dar įdomus dalykas, iš pienių gaminamas vynas. Tai tikrai kaip šitoj dainoj pienių vynas man galvą svaigina. Tai iš tikrųjų tas pienių vynas ir svaigina tikrai stipriai. Esu ragavęs. Iš pienių žiedų dar gaminamas pienių medus. Tai ima žiedus, užpila cukrum, paverda, prakošia ir žiemai turi pienio tokio įdomaus skonio medų.